Žinau, kad įprastai yra priimtina, jog kalėdos bei kūčios yra linksmas ir itin šventiškas laikotarpis. Tačiau taip anaiptol galvoja ne visi. Kartais tokios žiemos šventės gali būti perkrautos nuolatinių baimių ar skubėjimo. Tokie klausimai kaip ką dovanoti arba kaip aš viską suspėsiu veikiausiai vargina ne vieną. Taigi, kas nors, kas dabar žiūri šį įrašą, yra laimingi dėl švenčių. Tiems asmenims aš siunčiu šilčiausius linkėjimus bei linkiu kuo smagiau praleisti laiką. Tačiau kas nors, kas dabar žiūri šį įrašą, nėra tokie jau laimingi. Ir galbūt šis laikotarpis dėl vienų ar kitų priežasčių jiems yra itin sunkus, tiems asmenims aš taip pat siunčiu šilčiausius linkėjimus. Ir linkiu, kad šios šventės nesukeltų jums diskomforto. Taip pat prašau jūsų prisiminti, jog kad ir ką dabar išgyvenate, viskas yra laikina. Ir jums viskas bus gerai. Jūs nuėjote toli ir nueisite dar toliau. Na, o dabar įspėjimas. Jeigu esate jautrūs mirties temoms, itin nejautriam humorui apie žmonių balzamavimo procesus, verčiau išjunkite šį vaizdo įrašą. Žaidžiamas vaizdo žaidimas Morgo asistentas ir šiame įraše taikomas juodas humoras nėra naudojamas kaip nors ką nors įskaudinti. Visą tai kuriu juoko formą, tad dar kartą įspėju dėl jautraus turinio. O dabar tikiuosi, jog esate pasiruošę dozei kalėdinio juodo humoro. Džiaugsmingų švenčių linkiu visiems. Nuoširdžiai tikiuosi, kad šiais metais buvote geri ir kalėdoms gausite tai, ko nusipelnėte. Kalbu apie didelį maišą anglies. Na, o jei rimtai, tai tikiuosi, jog ne tik jūs gausite dovanų, bet ir patys dovanosite jas kitiems. Štai aš šiais metais draugams padovanojau tikrai ypatingas dovanėles. Veidrodžius. Manau, kad jie nusipelnė trumpam sustoti ir pažvelgti į save. Kaip jie šią dovaną priims, tai labai daug pasakys apie juos pačius. Jeigu jiems patiks, visiems bus smagu. Na, o jeigu jie įsižeis, tuomet kitais metais turėsiu vienu draugu mažiau, kuriam turėsiu mąstyti, ką dovanoti kalėdoms. Matote, laimi visi. Nuoširdžiai tikiuosi, kad jūsų visi norai bus išpildyti, o aš keliauju išpakuoti tikrąją kalėdų dovaną. Matote, mano darbas, kaip kas nors pasakytų, yra šiek tiek makabriškas, tačiau mane jis nuramina. Po mirties telieka kūnas, o siela jau iškeliauja kitur. Tai gana įprasta. Privalau pasakyti, jog dovanų išpakavimas yra tikrai ypatingas procesas ir mano dovana šiemet yra tikrai nemaža. Vienas iš mano darbo privalumų yra tas, jog turiu neribotą prieigą prie pelenų ir ne bet kokių. Šios krosnies pelenai yra itin šventi. Kalėdų senelis įprastai keliauja su rogutėmis, tačiau šiandien jis keliaus ypatingu būdu, kuriuo keliausime kiekvienas iš mūsų bent vieną kartą gyvenime. Kokia ypatinga diena. Visų pirma, mano darbe reikia patikrinti, ar kalėdų senelis leisdamasis kaminu nesusižeidė ir ko nors nenusibrozdino. Matau, jog kalėdų senelis ant pilvo turi tikrai ypatingą kūno meną. Ne, tai ne tatuiruotė, tai demoniškas simbolis. Ir kietesnio dalyko gyvenime aš dar nemačiau. Net jei visą tai mums padėjo atskleisti jau minėtieji šventi pelenai. Apversti kalėdų senelį nebuvo toks didelis iššūkis, kaip tikėjausi, ir ant jo nugaros radau žaizdų. Greičiausiai čia jam krimstelėjo vienas iš elnių. Dabar pats metas suvesti dokumentėlius. Viskas turi būti tvarkinga ir gražiai atspausdinta. Greičiausiai jums kyla klausimas, kaip man čia nebaisu. Na, užbėgsiu įvykiams už akių. Ir atsakysiu į šį klausimą. Daugelis ko gero jau žinote, kad mano pusėje visada stovi viešpats. Būtent todėl manęs negazdina niekas. Na, tik diena, kai gaunu algą. Kartais vienas dalykas mane duoda ramybės ir tai yra tai, jog kartais šis senas morgas gali pasirodyti, na, neįtin svetingas. Štai matėsi ant mano užrašų įdomus pasiūlymas pasikutenti savo kaklą su aštriu daiktu, tačiau man kažkoks popiergalis nenurodinės. Na, kartais čia dingsta šviesos. Taip jau būna, kai dirbu užmiestyje. Pasiėmiau kelis svarbius savo darbo įrankius, tad pats laikas pažiūrėti kalėdoms tiesiai į akis ir jas uždengti. Gražiai uždengsiu kalėdų senelio akis paskutiniam poilsiui. Dabar priartėjau prie vienos iš svarbiausių savo darbo dalių. Laikas sumaišyti įvairius chemikalus, kad jų dėka galėčiau išvalyti kalėdų senelio kūną. Dar keli įrankiai ir būsiu pasiruošęs.
Pirmiausia padarau švelnų pjūvį į kaklą. Tada užspaudęs arterijas gražiai sukišu vamzdelių raizgalyną tiesiai prie svarbiausių organų. Skamba sudėtingai, bet nesijaudinkite, taip ir yra. Nuleidus kraują laikas užsiūti pjūvį ir tuomet susiduriu su problema, juk Kalėdų senelis kraujo tai nebeturi. Tai labai greitai privers jo kūną prarasti savo natūralią spalvą. Ir aš negaliu to leisti. Todėl dabar su kelių įrankių ir specialaus skysčio pagalba atlieku procedūrą, kurios metu su specialia adata įdurta į pilvo sritį tiesiai po demoniškuoju simboliu gražiai suleidžiu tam tikrą skystį. Taip Kalėdų senelis išliks ir atrodys gražus bei gyvas amžinai, tačiau kas čia darosi? Eilinį kartą susiduriu su šia problema, tačiau nebijokite, tai normalu. Tiesą sakant, tai tik dalis darbo. Tokie demoniški reiškiniai manęs negąsdina, man tereikia juos pralaukti. Tuo labiau, kai čia akivaizdu, jog kažkas paliko savo dažų skardinę. Na štai, aš grįžau. Taigi pratęsiu savo darbą ten, kur ir baigiau. Tačiau man darosi šiek tiek nejauku, todėl manau, kad pasiimsiu kryželį. Nors verčiau pasiimsiu visus savo menkniekius, kuriuos kaip tik neseniai pašventinau. Pamiršau paminėti mažą smulkmenėlę. Savo darbe turiu medžioti demonus, bet ši istorija kitam kartui. Jums tereikia žinoti tiek, jog mane kėsinasi apsėsti nežemiški ir itin žiaurūs sutvėrimai. Tačiau kiekvieną kartą, kai sėkmingai išvarau demoną, už tai gaunu priedą prie algos. Todėl nesiskundžiu. Daug kas myli Kalėdų senelį, todėl laikas švelniai nuvalyti jam veiduką. Na gerai, galbūt ne visi myli Kalėdų senelį, nes panašu, jog demonai Kalėdoms negavo nieko arba gavo tiesiog anglies ir todėl dabar nusprendė atkeršyti. Supjaustydami Kalėdų senelio pilvą jie galvoja, jog šis ką nors jaučia. Na, tai apgailėtina, juk jis miręs. Štai ir priartėjau prie savo darbo pamainos pabaigos. Lauke jau darosi šalta, tad pats laikas Kalėdų senelį sušildyti taip, kaip šis už savo nepailstamą darbą nusipelnė. Štai toks mano darbas. Tikiuosi pas mane į mano jaukų morgą jūs nepakliūsite dar daugybę metų. Linksmų Kalėdų visiems.